Kaip naudotis GPS vairavimo sistema? Visų pirma, įjungiate kompiuterį, palaukite, kol kompiuteris susikraus ant desktopo, tada už kokias minutės laiko tarpe programa pasileis pati, o jeigu ne, tada galite ją paleisti per desktopą. Jeigu kažkoks ekstra atvejis, šiaip visada pasileis pati. Pirmuose iššokuose languose čia reikia pasižiūrėti, kad visi šitie būtų žali langeliai, reiškia visi moduliai, viskas tvarkoj, jokių bėdų nėra, tada galim bandyti važiuoti, tada šitą nusileidžiat. Jeigu kas blogai iššoks atgal ir bus raudonas langelis, tada čia pas jumis rodys signalo tipą. GPS single yra BRTK korekcijų, su juo nerekomenduojama važiuoti. Turit sulaukti bent RTK fix arba float. Su kitais važiuoti nereikia, jeigu jų nėra, dažniausiai neturit interneto ryšį. Taip, dabar parodys, kaip susikurti padargą naują. Tai visų pirma einam šitą dantratuką. Tada čia turim jūsų sukurtą traktorių. Kadangi traktorius ir padargai yra, eina kartu, tai pasirašom vėl, kad traktorius plus lėkštės 4 metrų. Rašykit tuos pavadinimus aiškiai, po to bus paprasčiau viską atsirinkti, išsaugom. Spūstelim šitą, kad sukurtų, tada čia rodo, kuris dabar yra, jis automatiškai pasirinko, jeigu nepasirinko, tai spaudžiat load, jis įsijungia, surašo visus nustatymus. Ir dabar eina, kadangi traktoriaus niekad nekeičiam. Jeigu reikėtų naują, tada vėl atsidaro traktorių, įkeliat ir taip, arba galit nuo to seno, kaip ten padaugiau. Bet dabar turim pasirinkę traktorių prieš lėkštas, tai susikuriam tas lėkštas. Čia turim 4 prikabinimo būdus, tai čia prikabinamas padargas, čia amerikietiškas sėjamoji, greičiausiai niekam tokių nereikės Europai. Čia paprastas tampamas padargas, o čia priekinis padargas, tai mes įmam paprastą tampamą padargą, nesvarbu, kad čia sėjamoji nupiešta. Einam po vieną žingsnį. Ir čia pasimatuojam nuo ratų ašies centro ligi pricepo atstumą. Ir pasimatuojam lygi lankstų. Tai dažniausiai, kaip čia ir parodyta paveikslėlė, lygi ratų ašies. Atstumus suvedam, čia viskas centimetrai, padarom čia 300. Tada einam į sekcijų langą. Čia pasirenkam, kiek sekcijų yra, tai jeigu paprastas lėkštas, tai viena sekcija dėl ploto paišymo ir kiek pločia ta sekcija. Pasidarom 4 metrus. Čia viskas centimetrai, o čia rodo, kokio padargą įsivedėt. Čia ar paišys už ribos ar nepaišys mygtukas, šiuo metu yra paišys. Kaip lėkštėm nelabai svarbu, čia prie kiek nustoja paišyti greičiu. To čia jeigu purkštuvas ir naudojat automatinės sekcijas, galite susirašyti, per kiek laiko įsijungia tos sekcijos. Čia jeigu padargas nėra centre, galite rašyti, kiek jis pasislinkęs į vieną ar kitą pusę, su minusu į tą pusę, su pliusu į tą pusę, o čia galite įvesti užlaidą. Jeigu ten nesuvažiuoja kažką plaukėje, ten tas skutikas galima įvesti užlaidą, arba tiesiog grįžus į sekcijas čia sumažinti plotą. Čia pasirinkam, nuo ko įsijungs plotų paišymas. Tai dažniausiai nuo vairavimo įjungimo ir automatinis, tai reiškia, kad nepaišys ant ten, kur jau pravažiavot, o čia paišys tada, kai įjungtas vairas nudubliuos ir skaičiuos visus plotus. Tai kai čia jums patogiau, aš dažniausiai naudoju autosekciją. Ir viskas, padargas baigtas. Jeigu naudojat padargo mygtuką, daviklį ten nuleistų padargo, galima spausti šitą. Ir čia tas pats, ir ar kai įjungtas mygtukas, ar kai išjungtas šitas pakeičia. Ir tada šitą išjungiat, šitą įjungiat ir tada gaunas tikslus ploto matavimas, jeigu reikia dėl kažko. Tai tiek su padargo sukūrimu.
Čia viską iš karto susaugia, daugiau nieko nereikia, tik šitą paspaudžiat, baigti. Va, matom, biškai 3 sekcijų pasidarė 1 sekcijos padargas. Taip, dabar, kad pradėt važiuoti, visų pirma, mums reikia susikurti arba atsidaryti lauką, kadangi neturiu dabar sukurtų laukų, spaudžiam new, parašom lauko pavadinimą, išsaugom ir dabar galim pradėti važiuoti, bet kad pradėt važiuoti turim arba pasirinkti abu liniją, jeigu laukas jau buvo sukurtas, jeigu laukas pirmą kartą sukurtas, tada reikia sukurti naują liniją. Pradedam važiuoti per simuliatorių. Jeigu čia pradėjot važiuoti į priekį, rodo, kad atgal važiuoja, reikia 2 kartus bakstelt ant traktoriuko, va taip va. Tada pavažiuoti į priekį ir tada nusistato teisinga važiavimo kryptis. Taip, dabar kuriam, kad galėtume važiuoti, kuriam naują abu liniją. Einam į šitą meniu, spaudžiam naują, pasižymim tašką A. Dabar, kadangi čia tobulą, pavažiuosim šoną. Ir dabar susirandam liniją. Jeigu norit labai tikslios linijos, tai reiktų B tašką pasižymėti lauko gale, jeigu skutat nelabai svarbu, tai kažkiek pavažiavus spustelėm B mygtuką, išsisaugiam. Čia galim pakrikštyti pavadinimą, nes kitais metais galėsit naudoti, dažniausiai pasirašyti lauko koks galas ar nuo kokio kaimyno, nes vėliau galėsit ją atsidaryti. Dabar turim vieną AB liniją, jinai automatiškai pasirinkta, spaudžiam gerai, jinai atsiranda ant žemėlapio, jau kai matote ant žemėlapio, tada galite spausti vairavimo mygtuką ir traktorius vairuosis pats. Tai tiek. Kai jau turėsite krūvą laukų, tai nueisite šitą. Tada jeigu atsistoja tam lauke, kurį norite atidaryti, paspausit šitą. Kadangi šiuo metu vienas laukas prie kito duoda jums pasirinkti, katrą norite atidaryti. Jo atidarom. Ir galite pasirinkti, žinoma, abu liniją, kurią reikia. Ir galima važiuoti dirbti. Tiek čia tai reikia. O jeigu norite pervažiuoti kitą lauką, tai eina čia, uždarom su close, tada vėl po to dar yra mygtukas, jeigu, pavyzdžiui, nuvarėt pavalgyt kažką, išjungėt viską, grįžot, norit toliau dirbti, tiesiog galit spausti resume. Tada vėl uždarom. Ir jeigu tiesiog norit, be jokių automatikų, tai spaudžiat open ir gausit visus jūsų laukus, sąrašą su pločiais. Pavadinimus siūlau aiškiai pasirašyti, nes reikės prisiminti po metų. Tai va, pasirenkam norit lauką ir jūs selectit ir atidaro tą lauką. Tai tiek. Dabar parodysiu, kaip susikurti lauko ribą. Tai einam čia, spaudžiam boundary. Spaudžiam pliusiuką sukurti naują, spaudžiam, kad vairuosim patys, pasižymim nuo katros šono žymės tą ribą, jeigu norit, neina privažiuoti kokią tvorą, ką nors galit šitą pasididinti atstumą, bet dažniausiai paprastas pusė padargo tinka. Spaudžiam įrašyti, pradedam važiuoti. Taip nepavyko, bandom iš naujo. Per simuliatorių gan sunku vairuoti, tikroviai lengviau. Vėl, kaip matyt, paspaudžiu šitą, išsitryniau, pradedam iš naujo. Apvažiuojam
visą lauką. Kai va jau matote, kad, va, pavyzdžiui, jeigu galas tiesus, galite sustoti ir paspausti gerai. Ir susikūrėm ribą. Dabar, kai turit ribą, galit susikurti AB liniją kiek patogiau. Labiau tinka skutimam visiems, bet tarkim, noriu va, linijos. Čia va, tas geltonas ženkliukas yra traktoriukas ir noriu va, skerso skutimo linijas, o taip pasižymiu, noriu, kad čia, tada spaudžiam liniją, sukūrėm man liniją, perkrikštijam. Ir išsisaugia. Dabar turim dvi linijas. O dabar meniu jau turim dvi linijas, galite pasirinkti, atvažiavę, kad norit. Dabar dirbam, tarkim, skersai. Ir vėl tas pats galite važiuoti. Na. Čia įjungiu automatinį rankiniu būdu važinėjimą. Va, įvažiavo į ribą ir žymė. Dabar čia galite paspausti apsisukimą, bet paprastiem užsakymam toks rankinis apsisukimas tik lygi 5 km, jūs galite pasididinti nustatymuose. Čia galite pasirinkti, kiek praleis važiavimų. Padarom vienetą, nes taip labai sunku apsisuka, kaip jis dabar apsisuka. Ir va čia galite įjungti auto apsisukimą. Čia paspaudžiat, pasižymite katrą pusę. Bet kiek matau, visi apsisukimo nustatymai yra blogi. Tai einam į dantratuką, į apsisukimo meniu. Apsisukimo spindulis 8 metrai. Taip, šitas traktorius gali 4,5. Taip. Įrašom. Čia kiek atstumas lygi galų laukės krašto ir jis matuojas lygi antenos. Tai čia 2 metrai bus pritirkom. Jeigu norim daugiau, galim pasidaryti 3. Čia kaip ir nupiešta prailginimai, mums nereikia. O čia, kad sušvelnint posūkį, liekam 8. Vėl bandom važiuoti. Vėl įjungiam apsisukimą, pakeičiam į kitą pusę, o tą žalią liniją tipo pasižymė, kur suksimės. Na ir leidžiam traktoriukui dirbti. Dabar, va, kai susiturit lauko ribą, tai va, rodo jūsų našumus, kiek padarėt, kiek laiko dirbat, kiek liko ploto. Va taip, va, traktorius išvažinės viską. Dabar yra paprastas režimas, tiesiog paprastai kas antrą važinės. O jeigu norit padaryti, kad praleistų vieną, po to užpildytų tarpą ir taip, ne visą lauką iš karto išvažinėtų. Tai šito galit spustelti mygtuką. Jei atvažiavot į jau sužymėtą mėlyną lauką, beje, galit pasikeisti žymėjimo spalvą, kokią norit. Pavyzdžiui, jeigu sėjat 2 kultūros, galit pasižymėti ir pasilikti, o dabar paišy žaliai. Bet jeigu atvažiavot jau pažymėtą lauką, norit atlikti antrą darbą, pavyzdžiui, kitas purškimas, spaudžiat šitą
delete applied area, šitą, jas patvirtinat, išsitrina visi užmėti plotai ir galit pradėti iš naujo. Taip, prieš paišant technologinės dar reiktų nueiti čia į technologinių nustatymus. Čia įsirašyti jūsų technologinio plotį, centimetrais įrašyta 24 metrai dabar. Įsirašant savo, žinoma, turi pasidalinti išsėjamas pločio, tai čia belė kokį plotį kaip ir neįmanoma, nebent pridėtumėt belė kiek tų uždarytuvų, bet tai turi ir dar šitą navigaciją gali uždaryti sėjamosios, ant sėjamosios krašto įdėta vieną uždarytuvą vienu važiavimu ir kito šono kitų važiavimų apsisukus, kad nereikėtų daryti to pusę važiavimo. Tai va, paprastai, kai šitas mygtukas nepaspaustas, naudoja va tą režimą, kad tik kraštai uždaryti, bet dažniausiai Europoje naudojamas tos sėjamas, kur reikia važiuoti per centro technologinių, tai reikia šitą mygtuką įspausti ir paspausti gerai. Dabar technologinis užžymėjimas. Visų pirma, lauke susirandat technologinis žymimas pagal AB linijas. Tai pagal kreivą liniją kreivai ir sužymės, todėl susikuriam pavyzdžiui pagal šitą tiesiausią rubežių liniją per tą meniu. Iš tikro reiktų nuvažiuoti pasiimti tuos artimiausius taškus. Taip, susikuriam liniją. Sėjimo kraštas. Saugom, automatiškai atsidarė. Dabar rodo, kur ta pirma linija yra. Jeigu ta linija ne vietoj, galite atsidarę va šitą meniu perstumti. Čia yra po 20 cm persistumė, o čia yra po pusę padargo pločio. Arba jeigu norit paprasčiau, galite dar atsistoti tiesiog su traktorium ten, kur reikia stovėti ir paspausti šitą mygtuką ir tą liniją perstums, kur stovi jūsų traktorius. Tai dabar einam į technologinį meniu. Tai yra va šitas tramlines. Darom. Režimas tik tai vidinės be rubežių, gali aplinkui rubežių braižyti. Ir kiek kartų nori. Tai aš noriu kad man subraižytų, tarkim, grubiai 20. Šitam lauke 20 netelpa, bet va subraižė visas įmanomas tiesias linijas. Jeigu norit, galit va aplinkui susibraižyti ir aplinkui kartu su A, B, bet aš dažniausiai naudoju tik tiesiai. Išsisaugom. Dabar atsirado taškiukai, rodo, kada įjungtos technologinės, jeigu naudojat automatinės. Pavažiuojam ant technologinių važiavimų. Ir dabar va matom, kad neatitinka mūsų AB linija ant važiavimų. Tai tada einam į AB linijų meniu. Ir perstumėm važiavimo liniją per vieną. Išsisaugom. Per pusę sėjamosios pločio, nes dažniausiai paišosi per visą. Dabar va linija yra vietoj ten, kur reikia. Tų linijų sužymėjimas skaičiuojamas nuo pačios pirmos tos abu linijos, tai ją reikia nusibrėžti vietoj pagal lauką rubežių, tada visas kitus atitiks. Kuo puikiausiai. Na va dabar užvažiuoja, rodo, kad jau įjungtos tas linijas. Jeigu jūsų sėjama rankiniu būdu junginėja, tai reiktų jas įjungti. Jungiam apsisukimą. Žymėjimą. Jo, taip, galite atsirinkti. Paprasčiausias būdas, jeigu naudojat sėjamą su paprastom mechaniniam, kad nesusimaut, galite tiesiog apvažiuoti lauką ir pirmą užsibrėžti visas technologinės uždarytom
su uždarytam technologinėmi pasidaryti visus važiavimus ir tada tiesiog užpildyti tarpą. Žinoma, kai darykit, įsitikinkit, kad turite RTK signalą. Taip, dar jeigu norite išsamesnės lauko informacijos apie visus plotus ir našumus, galite spustelėti čia, išmest, kiek visko padarėt, kokiu greičiu dirbat, gal biškai aiškiau. O to čia galite paspausti, jeigu norit gauti informaciją apie GPS, čia svarbiausias parametras. Nu, čia ta signalo kokybė, kaip ir čia rodo, kur sakiau, kur turėtų būti RTK fix arba float. O čia rodo, kokiu greičiu atnaujina patį GPS tos antenos signalą ir turėtų būti apie 10. Po to va čia va rodo, kokiu kampu pakrypęs jūsų traktorius. Jeigu manot, kad ne taip, ne į tą pusę ar panašiai, tada reiktų nueiti į šitą meniu, nueiti į šitą laptopą, paspausti va šitą ikoną. Ir čia galite stovėdami lygioj vietoj paspausti va šitą nusinulinti arba tiesiog, va, jeigu žinot, turit kokį pasidėjot gulšiuką ar ką ir matot, kad pokrypis yra, tai va galite tuo būdu pasidaryti, kad 1 laipsnis pakrypimas. Po to būtent su mūsų sistema reikia, kad būtų įspaustas šitas mygtukas, nes kitaip mato, kad traktorius, va kaip čia va parodyta, kai minusą rodo. Kai į šitą pusę traktorius pasviręs negali rodyti minusą, turi būti pliusinė vertė, tai jeigu taip yra, tai viskas gerai. Taip, su šitais mygtukais dar va galite greitai keistis tarp sukurtų linijų. Mačiau naujesnėje versijoje dar eksperimentiniai parašys iš karto pavadinimą, kad nereiktų spėlioti, bet taip jeigu daug linijų turite aplink lauką, galite šitais mygtukais greitai kaitaliotis. Taip, po to apie kreivas linijas. Tai galima susikurti aplinkui pažymėtą visą galulaukį, nu tą ribą. Galima susikurti liniją, kad važinėtų aplinkui. Jeigu keistos formos laukas, visai patogu taip daryti galulaukį su automatiniu vairavimu. Tai kad tai padaryti, reikia spausti šitą boundary curve, sukurs. Pavadinimą galite ir nekeist, paspaus gerai. Tada einat kreivų linijų meniu. Va dabar turim kreivą liniją aplinkui lauką ir jinai gali dirbti pagal ją po to visą lauką aplinkui. Tik atsargiai pabaigoje reikia perimti. Linijos pabaigoje, matot, ir toks tarpiukas, ir tada traktorius bandys peršokti kitą, tai prieš tą tarpiuką reiktų išjungti vairavimą. Bet dažniausiai nieks visiškai aplinkui nevažinėja. Va, nu, imam antrą. Taip traktorius gali jums užsėti galulaukį. Labai gerai keistos formos laukam, ne keturkampiam, kaip su tokiais užapvalinimais. Nereikia rūpintis, arba dabar, kai reikia palikti tos 3 metrus, tai galima tiesiog paimti irgi per tą linijų meniu, persislinkti per pusę padargo pločio 2 metrus ir galite palikti tas žalias linijas kuo lengviausiai. Taip, dabar dar galima susikurti tiesiog, turit kažkokį rubežį, kažkokią liniją, ar šiaip padarniuot keliuku pavažinėt, galite susikurti kreivą liniją. Tai tiesiog paspaudžiat A, su traktoriuku nuvažiuojat pagal tą kreivą rubežį, kišim vairavimą. Nuvažiuoja pagal kreivą rubežį, kažkokį va tokį kringelį. Aišku, labai retai tokias naudoja linijas, bet galima, tai kodėlgi ne. Irgi galite persivadinti, arba nesirūpinti su persivadimu. Pasikeičiam greituoju metu. Va turim liniją, galūna važiavimą.
jim renkamės artimesnį ir galit visą lauką išdirbti tuo kreivu važiavimu. Banano formos laukam tikrai neblogas variantas. Taip, dabar vairavimo nustatymai. Čia beje rodo vairo kampą, koks turi būti ir koks yra. Taip sukinėjantis turėtų įtaliotis vairo, tada viskas gerai. Taip pat jį čia irgi čia rodo. Va čia rodo koks yra, o čia koks turėtų būti. Ir paklaida. Jeigu didelė paklaida, tada reguliuosit šitam lange galite pareguliuoti nustatymus. Prieš reguliuojant bet kokius nustatymus rekomenduoju pasidaryti nuotraukas, nes galite padaryti žymiai blogiau ir po to visą dieną užsiknis, kol surasit tokius nustatymus, kur buvau. Taip. Laikui bėgant gali įsikalibruoti tiesaus vairavimo poziciją, tai jeigu važiuoja, pasileidžiat vairavimą, pasidarot liniją, jeigu važiuojant, va čia rodo kokia paklaida, kiek ant linijos nustoja, tai jeigu matot, kad traktorius įsitiesino, važiuoja, rodo 0, plius minus, ir čia rodo, kad visada pasuktas vairas, pavyzdžiui, kokius 2 laipsnius, tai be važiuojant paspauskit šitą nuliuką, kad nusinulintų, susirastų tą 0. Tai gali atsitikti nuo kokio išdėlimo mechaninio vairą ir taip toliau. Po to čia, kur rodžiau, prie šitų nustatymų nerekomenduoju lyst. Prie šitie, čia pačio vairavimo agresyvumas, bet jeigu čia eroras apie 0 beveik, tai plius minus labai mažas, koks 0, 1, 2, tai prie šitų nustatymų irgi nerekomenduoju lyst, tai lieka šitie. Čia pačiai vairavimo. Tai jeigu norit, kad traktorius agresyviau reaguotų, pirmas nustatymas yra, kaip parodyta, iš posūkio įvažiuojant traktoriui, o antras tiesiog važiuojant tiesią liniją. Tai jeigu matot, kad grybauja, nespėja pasukti, šitą atstumą reiktų mažinti, o jeigu matot, kad per daug sukinėja veltui, tada šitą skaičių reiktų didinti. O čia lygiai tas pats, čia tik tai atskiras nustatymas iš posūkio. Po to čia, jeigu padidėjus greičiui, traktorius vairuoja prasčiau, tai šitą reiktų didinti, mažinti. Nes čia kuo greičiau to didina šitą skaičių. O šitas turėtų būti kuo mažesnis, palikti apie 15, viskas tokiai. Šitas tiesiog pataiso klaidas, pavyzdžiui, jeigu ten tas kampo daviklis išsireguliuoja, jis kompensuoja, bet jeigu neištaisysit šito, kur anksčiau minėjau 0 laipsnio, tai visada pradėjus važiuoti, jis visada pačioj pradžioj važiavimo visada bus ne centre. Todėl vis tiek reiktų šitą susitvarkyti, o nedidinti šitą. Po to galite įsiskleisti šitą lentelę. Su mano vairavimu turi būti šitaip. Šitas priklauso nuo taip, kaip įdėjot tą varikliuką. Po to vairo išjungimo, dažniausiai 29%. Jeigu vairo arba 28 priklauso, ten irgi kaip biški keičias nuo sistemos lygi sistemos. Čia viskas kaip ir palikta, tik tai mygtukas turi būti vairavimo. Galit nusiųsti ir išsaugoti. Ir po to, jeigu variklis sukas ne į tą pusę, tai šitą paspaudžiat, arba jeigu vairo kampą susidėjat ne taip, tai tada paspaudžiat šitą, kad apsiverstų vairo kampo kryptis. Po to čia yra nustatymas šlaitų kompensavimas. Jeigu matot, kad nesuvažiuoja, reiktų padidinti šitą skaičių, kol traktorius atsistos ten, kur reikia. Jeigu laukai sąlyginai tiesus, tai dažniausiai viskas gerai ir su 0. O kilus rimtesniem klausimam rekomenduoju skambinti. Prisijungsime prie jūsų monitoriaus planšetės nuotoliniu būdu ir sutvarkysime jums iškilusias problemas. O jeigu norite įsigyti šį vairavimą po Babtai RTK prekiniu vardu, paliksiu savo kontaktus video aprašyme.